Praeitame vloge, kurį kėliau vakar ar užvakar, pasakau, kad eisiu ausis prasverti. Prasvėriau čia ir čia man atrodo Triegis, čia Daja, šita vieta. Jau esu pasikeitus auskarų, nes praėjo jau daug laiko. Šitą ne per seniausiai pasikeičiu, o šitą pasikeičiu, man atrodo, po gal 2 mėnesių. Įdomiausias turbūt klausimas, ar padėjo man šie auskarai su galvos skausmai. Tai, tada kai vėriausi, man galvas skaudėjo išvien be perstojo. Sakykim, ten trečiadienį man atsikeliu naktį su migrena ir tada man visą savaitę, kokias 5-7 dienas skauda galva, tada atrodo biški praeina ir vėl migrena ir vėl. Tai, nustojau valgyti šokoladą. Aš jo prieš tai daug nevalgydavau, bet būdavo, kad atsiguli į lovą ir nusinešiu lovo šokoladą. Tai nustojau šokoladą naktim valgyti. Ir nuo tada, kai įsivėriau, tai praėjo 7 jau mėnesiai. Praėjo 7 mėnesiai ir man galvas skaudėjo 1 ar 2. Tai aš nežinau, ar čia šokoladas man trigerino, ar ausies prasiverimas. Reikėtų vėl pabandyti šokolado pavalgyti, bet bijau, kad pradės vėl galvas skaudėti. Galima sakyti, kad padėjo. Nežinau. Šiaip sako prasiverti tą pusę, kur labiausiai skauda. Tai man visada va šitą, va, kai užeidavo migrena, tai atrodo, kad čia va durė kažkas tiesiog šitą vietą, tai prasvėriau šitas ausis. Ir sako, kai kuriam padeda šis auskaras, kai kuriam padeda šis. Aš iš karto prasivėriau abu, kad užtikrint. Pabaigsim kavą ir einam džiaut, plaut, tvarkyt namus. Turim valandą iki pirmos klientės ir ką tik džioviau rūbus ir pasižiūrėjau, kad nebeturiu. Aš jį turėjau, bet per porą metų jis man surūdijo, sulūžo. Žodžiu, toks, kur prikabinti kojinės triusikus aplinkui, kad jie tiesiog kabėtų taip ir džiūtų. Tai važiavome parduotuvę. Taipogi noriu nusipirkti naują laikiklį dantų šepetukam, nes šis gražus. Ta prasme, jis čia pas mus tinka, nes pas mus visa vonia tokia pilka. Bet matot, kaip ant jo viskas matosi. Ir nelabai telpa, nes mums reikia 3 dantų pastą sutalpinti. Ir mano Emilijos dantų šepetukai dideli. Važiuojam į B&M. Mašinai rašo, kad 11 laipsnių laukia, bet netikiu, nes tikrai yra daug šilčiau. Aš sakyčiau, koks 16. Čia mūsų vasara. Realiai dabar šitie orai yra mūsų vasara. Kelis metus iš eilės taip yra buvo, kur mūsų pavasaris labai gražus ir visi, oi, bus graži vasara ir iš viso nebūna tos vasaros. Taipogi, nusiėmiau pagaliau raidės. UK, kai esi laikai tęsęs, esi limituotas 2 metus. Vienus metus turi išvažinėti su raide ant priekinio ir galinio lango. Su raide negali viršinti 45 mylių per valandą greičio. Ir tada po metų tu jas gali nusiimti, bet vis dar tu esi limituotas, kad gali gauti tik 6 taškus ant teisio. Po to po 2 metų jau viskas, bet tik metus reikia išvažinėti su raide. Tai aš prieš porą dienų jau nusiėmiau raides. Tai galiu dabar ramiai savo važinėti. Nesidairyti, ar policija mane seka, kai aš važiuoju 50 mylių per valandą. Ir nežiūrėt, kaip koks 50 mašinų už manęs, nes aš važiuoju 50 mylių per valandą, kur leistina kokį 60 arba 70. Tai va, važiuojam į B&M. Atvažiavau jau prie darbo ir greitai norėjau jums parodyti, ką nusipirkau. Važiavau 2 dalykų, išvažiavau su kokį 10. Išsitraukia, jeigu kai Erikas nervuos ir bandys pabėgti. Pasieksiu. Ne, čia salonui, nes mačiau jau voratinklių kampuose yra, tai reikia prasivalyti. Šitas, va, toks. Radau, ko ieškojau. Šitas 3 svarai. Tas, kur Erika mūšti, irgi 3 svarai. Tada pasiėmiau rankšluostėlių veidui. Savo rankšluostėlius, kurios turėjau, naudoju tualeto dušo valymui. 3 rankšluostukai, 3 svarai po svariuką. Taigi, mergaitės, turim tokį rūžavas rankšluostukas, va, rankam valyti, išmatavimai būtų 50 ant 90 cm, 5 svariukai, mergaitės, švelnus, kaip vaiko užpakaliukas, 5 svariukai. Ne, jokauju, rūžavas šitas
prieš priderį, kaip greitai įsvičinau op. Čia mano toks ADHD biškiai išlenda, kur iš vienos temos į kitą. Kas čia dabar? Kodėl pirkau rūžavą rankšluostį, nes pamačiau šitą. Kaip tik dabar tualetą išsivaliau ir naujo kilimuką, sakiau, reikia, nors mes jų turim labai daug, bet va. Turiu baltą kilimuką ir baltą rankšluostį, turiu pilką kilimuką ir pilką rankšluostį, dabar turėsiu baltą su rūžavu ir tokį va. Puikiai, tinka 6 svarai. Tada salonui kvapaliukas buvo nukainuotas, man atrodo, 2,50 kainavo. Tada šitas namuose turiu, yra rozetė prie durų, tik kai įeini į namus, tai visada, kai atvažiuoja svečių, aš tą kvapuką įjungiu kokį 15-20 minučių prieš jiem atvažiuojant, kad tik įeitų namus ir iš karto kvepėtų. Nes jeigu namuose smirda, jie užuodžia tą kvapuką ir tada pripranta prie kito kvapo namuose ir tada nejaučia, jeigu namuose smirda. Nors pas mus namuose nesmirda, bet man tokia paranoja yra, jeigu mano namai turi tą specifinį kvapą ir kai žmonės įeina, galvoja, kad pas mus namie smirda. Anyway. Ir tada nusipirkau tokį. Mes kur turim, tą jisai yra labai sunkus ir jį lengva plaut, bet šitą, manau, bus daug lengviau ir atrodo, kad šiame yra daugiau vietos, tai tikėkime viskas tilps. Aišku, jis toks pigus plasmasinis, bet anyway, norėjau balto, bet neradau, tai pasiėmiau tokį, 2 svarai, 2,50. Jo, viskas. Einam į darbą. Ką čia pasiimti? Šitą į darbą reikia ir kur mano kvapukas dabar? Ai, va čia va, šitie 2 į darbą. Turiu 2 nagus ir 2 antakius. Ne, meluoju, turiu nagus ir antakius tai pačiai klientai ir tada turiu nagus, abu geliniai lakavimai ir antakiai. Tai turėčiau greitai apsisukti. Dabar esu užsimotyvavus tvarkyti, tai dabar nuvarysiu į saloną, įsiplausiu grindis, dabar ratinglius nusivalysiu. Įsikvėpinsiu saloną, atsidarysiu duris, prasivedinsiu. Today is a good day. Reikia šiukšlės iš mašinos išsinešti. Grįšim namo, pasidarysim. Šią, varau. Aš namie. Pralaukiau klientas 23 minutės ir jinai netėjo. Tai apsitvarkiau ir važiavau namo. Moteriškė vyresnio amžiaus. 70 gal plus. Tai gal kažkas jai atsitiko, gal tiesiog pamiršo, bet visko gyvenime būna. Tai grįžau namo toliau namus tvarkyti. Va, įsidėjau naują kvapuką. Ai, va, kad turėjau omeny. Čia mūsų priekinės duris ir tai va, tik įeini pro priekinės duris. Iš karto va, ten rozetį kvapukas, kad skaniai namai kvepėtų. Kad dar buvau Sainsbury, nupirkau mažų bulvyčių, didelių bulvių ir vištienos krūtinėlių, nes reikia padaryti ham. Gal dabar uždėsiu virtį. Reikia išvirti ir tada iškepti ham iki, va, tokį ham filet. Ir tada jį darysiu su bulviam. Vištieną šiaip su kalakutu valgo jie per kalėdinį dinner, bet aš noriu su vištiena. Vištienos, tada stuffingas, bulvių košė, gravy ir va. Bus puikus pietų šiandienai arba gal net hamą šiandien iškepsiu, užmarinuosiu vištieną ir rytoj padarysiu tada tokį kaip Sunday dinner. Noriu šaltos kavos, dabar galvoju, kiek aš kavos geriau, 1 kavos geriau. Galiu sau leisti. Norėjau sakyti, kad nejaučiu saldumą. Kokia gera kokybė. Gal per cinematiką reikės pradėti filmuoti. Per daug pieno. Ir norėjau sakyti, kad nejaučiu saldumo. Atrodo, nedėjau cukraus, nes dėjau 2 pilnus šaukštukus cukraus. Kur aš jausiu cukraus, kai va, suėdžiau pusę šokoladinio kiaušinio. Tingiu tvarkytis, bet reikia. Alexa, please. Varom tvarkytis. Kaip aš pavargau.
dabar yra 4:30, važiuojam vaikus pasiimti iš darželio. Važiuojam vaikus išgelbėti iš darželio. Šiaip jie gali ten būti iki be 15:06, na, biški prieš 6 žodžiu, jos reikia pasiimti, bet baigiau visą antrą aukštą tvarkyti, Juliaus visą spintą sutvarkiau. Tai varom pasiimti vaikų, žiauriai karštą. Rodo 17,5, bet tada, kai rodė 11, buvo 16, kaip ir sakiau, dabar rodo 17,5, bet galvoju, kad pakils iki kokių 22. Pažiūrėsim. Nusipirkau 2 tokius. Tada burgerio bandelių ir vištienos filė. Kadangi maitinsim visą rajoną, turim 10 vištienos filė. Paprastų ir spicy. Na? O jos nori, kad tu eitum į jos namus? Jos tavęs klausė? Ar tu dabar pats sugalvojai? Aš nežinau, kodėl aš niekad per šitą nefilmuoju. Per jį geresnė kokybė atrodo. Virtuviai labai didelis bardakas. Bet aš visada, jeigu tvarkau, aš užbaigiu virtuviai, nes viskas dažniausiai nešasi į virtuvę. Su visi skuduriukai plaut, su kuriais visi chemikalai, su kuriais valai. Podeliai, lėkštės, jeigu jų yra. Širšę mačiau ant lango, va ką aš dariau. Širšės nebėra. Atsidarom atsigerti. Turėjau važiuoti blakstienos nusiimti. Turėjau būti paskutinė klientė. Blakstieno meistras, bet aš jai parašiau ir jinai labai supyktų, jeigu aš net važiuočiau. Bet jinai man dar neprašė. Koks skanus. Bet kadangi dabar jau išgėriau, aš jau dabar niekur nebegaliu važiuoti. Jie tiesiog turėsiu parašyti, kad prisigėriau, nebegaliu važiuoti. Mes esam tie, kurie vaikai visada renkasi pas mus kieme, pas mus namie. Ir mes dažniausiai visus maitinam. Ar ten ledus, ar ten valgy darau, visus susikviečiam, visus maitinam. Nes vaikus mokinu, pavyzdžiui, jeigu neužtenka visiems. Tai ir tu dabar nevalgyk lauke ypač. Arba ten jeigu vaikų kokie 5, o mes turim tik 4 ledus, tai tada ateik namo, suvalgyk ledą ir vėl galėjai. Gaila, ne visi tėvai taip mąsto. Nes buvo ne kartą Julius man atbėgęs irgi. Tas ten valgo ledą ir man nedavė, dabar visi valgo burgerius. Gerai, iškepiau ne visus, bet iškepiau užtektinai, kad kiekvienam užtektų po vieną. 6 vaikai, 7 man. 7 dabar visi kieme valgo. Labą dieną, šiandien yra pirmadienis ir aš pasikrovus pilną mašiną. Čia kėdė, čia 3 kėdės yra. Čia turim kojam tokią užsidėti. Bandžiau į marketplace'ą įdėti už 20 svarų, man atrodo, parduoti. Nieks nepirko, vežam į Lapatyną. Ir naują radau charity shopą. Tiksliau, klientė papasakojo apie naują charity shopą. Tai važiuosiu pasižiūrėti, gal rasiu vaikam. Juliui reikia šortų mėlynų į mokyklą, o Emilijai reikia raudonos vasarinės suknelės į mokyklą. Tai paieškosim, gal jų bus, nes čia mieste parduotuvėse niekur. Yra viena uniformų parduotuvė, bet aš už suknelę sumokėsiu kokį 30 svarų, už Juliaus šortus kokį vieną porę, kokį 10 svarų. O man jų reikia daugiau. Taip karšta buvo pas mus su vasara gimnai prasidėjus, dabar lyja. Ir yra 13 laipsnių, jau dabar 12 valandą beje, bet žiūrėjau 4 valandą jau rodo 20 laipsnių. Tai turėtų debesis pabėgti ir išlysti saulė. Antakius dar nusidažiau labai tamsiai ir matosi šitas yra daug aukštesnis. Ir aš jos per daug, šiaip savo antakių niekad nesidepiliuoju, nes reikia aišku tai daryti be akinių, veidrodžio neturiu. Reikia labai arti, žodžiu, visi kreivi šlyvi. Viso, varom. Taigi, buvom Lupatyne, nuvežėm visas kėdės į Lupatyną, 3 kėdės buvo. Tada ieškojau Emilijai raudonos suknelės mokyklinės, o Juliui tamsiai mėlynų šortų. Neradau tam charity shop'e.
tada važiavau, pasiėmiau Julių po pirmos iš mokyklos, nes gavau žinutę, kad Emilijai šiandien klubas po mokyklinis. Tai jinai bus iki 4, tai galvoju, kad man reikėtų 3 važiuoti Juliaus ir tada 4 Emilijos, pasiėmiau Julių po pirmos, nes Julius šiaip baigė mokyklą po pirmos, jis tiesiog būna iki 3, kad aš ir Julių ir Emiliją galėčiau pasiekti vienu metu. Tai Julių pasiėmiau, važiavom į kitą charity shopą, ten irgi neradau, ko reikėjo, bet radau vazą labai gražią ir Julius nusipirko mašinytę. Ir kadangi jau važiavom link ten, tai ir nuvažiavom į Tesco. Kadangi mes mieste neturim nei Tesco, nei Asdo, turim Sainsbury, bet ten rūbų skyriaus didelio nėra, labai mažas, ypač vaikam. Tai nuvažiavom į Tesco ir Tesco, ačiū Dievui, radau. Dar antram charity shop'e nusipirkau tokius marškinėlius. Jie šiaip yra vyriški marškinėliai, bet Erikas jų tikrai nenešios. Bet man jie patiko. O dabar esu prie Emilijos mokyklos. 15 minučių dar nieko pasidėsim prie mokyklos. Ar gal važiuoti degalinę? Ko man reikia degalinę, Julius knarkia. Bet dabar neapsimoka važiuoti namo ir tada iš karto Emilijos pasidėsim prie mokyklos. Ir dabar internetu dar pabandysiu užsakyti Julius šortų pasižiūrėti, nes Emilijai suknelių 2 užteks. Bet Juliui šortų būtinai reikia, nes vaikas eina į mokyklą dabar su gan storom kelniam. Ir kaip minėjau prieš tai, pas mus atėjo vasara. Dobie, au. Uniformą Juliaus uždengsiu, bet va, Juliukas kaip skaniai miega. Nu va, čia sustosim. Aš tikiuosi šitas dėdė tilps. Turėtų tilps. Ką? Ne, tu būk susibelt viskas ir va marškinėliai. Va. Čia šiaip vyriški marškinėliai, bet man jie labai cool atrodė, aš juos ant maikutės užsidėsiu. Paprastai. Ir... Julius atsikėlė. Va, Juliuko šortai. Ne? Va, Emilijos. Suknelės 2. Išspjauk. Juliu, tu matai, kad čia Transformers Lego? Jo. Ir Julius va tokį va pamatė. Buvom 3 charity shopuose. Pirmam nieko neradau, tada antram su Juliu nuėjau. Trečiam vazą ir mašinytę, o antram Lego ir šitą. Palauk, Liuliu, mama nori parodyti, kiek kainavo. Svaras. Čia svaro ženklas, jeigu ką, čia 1 svaras. Taip, 1 svaras kainavo. O čia ir šukos Barbie. Kol laukiam, parodysiu vazą. Vazą. Uncle, I'll try feel. Uncle, I'm gonna try not drop it. Žiai atrodys vasaros pavasario gėlytėm tokia. Buvau salone dėsiu, bet visai namam aš jos norėčiau. Tai namam pasiliksiu. Ne, Juliau? Jo. Apviniuojam, kad nesudužtų.